Kiekvienas mes turime hobių. Ir jei turi pomėgį, jam tikrai rasi laiko, kad mintys taptų šviesesnės. Jėgos aitvarų mėgėjai patvirtins, kad Svencelė puikia vieta šiam hobiui. Ten atvykus norisi turėti nakvynės vietą, kurioje, pavyzdžiui, lapkričio viduryje nebūtų šalta apsistoti. Nedideli namukai yra viena iš alternatyvų, bet lietuviškas ruduo dažnai iš tokių namukų paskutinius šilumos likučius išpučia labai greitai. Ką daryti? Tada klausia, aišku, iš tų statytojų, kadangi jis kaip jie pastato, surenka pas save, tada tau atbogina ją į vietą ir tiesiog pastato tavo išrinktoji norimoji vietoj. Tai iš esmės Svencelėje prie marių, tada mes jau būtume turėję tokį namuką. Ir prie visų alternatyvų jie sako, galime visai pilnai įrengti, tame tarpe ir apšiltinti. Tada pradėdomėtis, koks ten šiltimas, jie sako, 10 cm vata. Galima apšiltinti, kaip ir skamba viskas gerai nežinančiam, nesuprantančiam, tada sakai, o gerai, o žiemą, ir čia tiks, jie sako, tiks, viskas gerai, mes tą įrengiam padarom, bet jeigu norit, kad būtų šilčiau, tai prie tų 10 cm mes galime papildomai prie dar 5 cm jau putplasčio. Gerai, tada pradėdomėtis, kodėl vata, kodėl putplastis ir tokiu būdu išsiaiškini, kad yra ir kitų alternatyvų, nes, kai vatą renginėje, ten yra ir papildomai įrengimų visokie dalykai, papildomos plėvelės, nepažeidimai, paskui tai, kad pelytės ten negriaužtų, žodžiu, atsiranda daug niuansų. Tai pakankamai naujas yra sprendimas rinkoje. Maži namukai 20, 30, iki 40 kvadratų, kurie nepastoviai gyvenami, paprastai A+ klasės niekas nenori daryti. Tai šitas sprendimas labai puikiai ir tinka. Apšiltinti mūsų purškiamą termoizoliaciją, tai yra labai greitai galima padaryti. Labai paprasta, iš principo netgi pats gali tai pasidaryti. Mūsų reportažo herojus ponas Artūras nebandė pakeisti savo turimos teisininko specialybės. Tačiau jam pagelbėjo tie, kurie žino, kokią produkciją gamina ir kaip ją galima naudoti. Nereikia net būti patyrusių meistrų. Insola gamyklos, kurioje gaminama ši inovatyvi termoizoliacija direktorius, su komercijos direktoriumi ėmėsi neįprasto projekto. Patys išpurškė namelį, nebūdami profesionalūs ir patyrę meistrai. Tai parodo, kad su šiuo produktu gali dirbti bet kas. Jie pasakė techninės charakteristikas, specifikaciją. Ir supratau, kad greičiausiai aš noriu šito daikto, noriu pabandyti, nes šilumina varža žymiai geresnė negu, sakykime, vatos ir tų putplasčio, ar ne? Pelytės ant to dalyko nepuola. Vėlgi, kitas dalykas, jis nesukrenta ir po kurio laiko, kaip ir vata, irgi jinai nesudrėksta ir nesukrenta, ar ne? Kitaip sakant, buvo išvardinta daugiau pliusų negu minusų. Kainos prasme taipogi, jeigu tai pažiūrėti, įvertinus įrengimą, įvertinus kainą darbų ir tos purškiamos, išeina taip, kad ir kainos prasme tu tikrai nepraloši, o gauni geresnį rezultatą. Bet to, kai pradėjau domėtis, paaiškėjo, kad Lietuvoje tas vadinamas apšiltinimas 5-10 cm, jis netitinka, nes rasos taškas Lietuvoje, tiesą pasakius, nežinau, ką tai reiškia, žodžiu, rasos taškas yra 15 cm, kas reiškia, kad ne mažiau kaip 15 cm turi būti apšiltintas. Liuks, tai man tinka tas 15 cm, pasirinkau, vyrukai, sako, kaip tas viskas vyksta. Tai sako, jokių problemų, mes tiesiog atvažiuosim, pasižiūrėsim, sako, ir patys viską padarysim. Su šitomis putomis jūs lengvai apsišiltinsite namelį. Ir tai tarnaus jums tikrai ne 10 ir ne 20 metų, tai labai ilgaamžis produktas. Apšiltintame namuke vasarą yra vėsu, o šaltuoju metų laiku jis puikiai saugo šilumą. Be to, akivaizdžiai pagerėjo ir garso izoliacija. Purškiama termoizoliacija ypač patogu apšiltinti nedidelės pagalbinės patalpas – garažus, vonias, palėpes, balkonus, pirtis. Be to, prieš purškiamos termoizoliacijos naudojimą parengiamųjų darbų beveik nereikia. Galite pamiršti plėveles, kurios būtinos renkantis daugelį kitų šildymo būdų. O viską, ko reikia greitam, tvariam ir ilgamžiam rezultatui, lengvai atsivešite savo automobilio bagažinėje. Ir jei norite pabandyti, tikrai galite darbus atlikti savomis rankomis.